Sveiki, brangieji. Tai kągi, šiandien šiek tiek nusprendžiau pakeisti savo prognozių formatą. Kaip visada primenu, kad žiūrėti reikia ne tik pagal savo Saulės poziciją prognozę, bet reikia žiūrėti ir pagal ascendentą ir Mėnulį. Pažiūrėkime, kas laukia avinų pirmąją mėnesio savaitę. Kas laukia avinų pirmąją Liepos savaitę. Čia mums dvi iškrito, tai bandom iš naujo. Žinot, kortos jums kažkaip pačios krenta. Įdomus mėnuo greičiausiai bus taip. Kas laukia avinų pirmąją Liepos savaitę? Kas laukia avinų pirmąją Liepos savaitę? Kas laukia avinų antrąją Liepos savaitę? Kas laukia avinų trečiąją Liepos savaitę? Kas laukia avinų ketvirtąją Liepos savaitę? Na kągi, avinai, apžvelgsime jūsų visas 4 savaitės. Tai ką iš karto galiu pasakyti, kad pas jūs maždaug prognozės skaidosi į 2 pusės. Pirmoji mėnesio pusė džiaugsmingesnė, antroji mėnesio pusė kažko jūs nerimausite daugiau. Taip, gerai. Taip, pradėkime nuo pirmos savaitės. Ir jum pirmai savaitai netgi 2 kartus iš skirtingų kaladžių iškrito monetų 10. Tiek čia yra monetų 10. Superinė korta finansinė prasme bei šeimos reikalai irgi superiniai. Tai yra korta, kuri rodo tiek finansinę gausą, tiek puikiai praleistą laiką su šeima, galbūt kažkokie šeimos susibūrimai. Vat matom, tiek čia šeimyna, tiek va čia va pa žmogų šeimyna parodyta. Galbūt jūs pirmąją mėnesio savaitę pasimsite atostogų, taip, ir daugiau laiko galėsite praleisti su šeima. Kodėl aš paminėjau atostogas? Pas jūs čia iškrito kardų šešetas. Kardų šešetas tai gali būti, kad jūs paleidžiate savo mintise, paleidžiate kažkokią tai jums skaudžią situaciją, galbūt jūs susitaikėte su ją, palikote ją. Gali būti ir realus tiesiog, pavyzdžiui, išėjimas iš darbo, žmogaus kažkokio tai palikimas, su kažkuo atsisveikinimas, kas jum nebuvo, kas jum nedavė nieko gero, taip? Jūs paliekate tą situaciją, kuri jūs skaudino, arba gali būti, kad elementariai jūs esate pervargę ir dabar jums ateina laikas atsipūtimui. Ir vat būtent mes ir matome, kad jūs gaunate tą atsipūtimą su šeima, pavyzdžiui, nes išeinate atostogų, o gali būti ir finansiniai reikalai geri, kadangi prieš išeinant atostogų, taip jūs gavote algą ir atostoginius, pavyzdžiui. Gali būti va tokia situacija. Arba tiesiog kažkokia situacija nebuvo gera jūsų gyvenime, jūs nusprendėte ją palikti ir tuo pačiu jūs gavote ir didžiulį palaikymą iš šeimos, kad ir gerai, ir tau čia nereikia iš vis to darbo tokio blogo, kur darbdaviai, sakykime, blogi, taip, ir išeik, ir nepergyvenk, ir susirasi naują darbą. Tai vat, kadangi jūsų daug žiūri, taip aš pasakau visus galimus variantus, kaip šitos kortos gali jum išsipildyti. Tai jeigu ir bus kažkoks liūdesėlis, tai jisai šeiminos kompanijoje greitai užsimirš. Ir tada 4. korta, kuri jums iškrito, tai yra monetų valetas.
kažkoksai tai naujas finansinis pagrindas, galbūt kažkoksai tai pasiūlymas, kaip jūs galite pasigerinti savo finansinę situaciją. Galbūt kažkas pasiūlys, pavyzdžiui, jūsų kolegė sakys, man reikia tos išeiginės, gal tu galėtum padirbėti tą dieną ir papildomai gauti, sakykime, prie atlyginimo dar vienos dienos atlygį. Taip, arba pavyzdžiui, tai taipogi gali būti studijos kažkokios, mokslai, kažką naujo galbūt mokysitės, pradėsite mokytis, kas duos gerų finansinių vaisių ateityje. Tai yra kažkokio pagrindo kūrimas, kas jums suteiks geresnę finansinę ateitį. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs išeinate iš darbo, taip, jeigu jūs išeinate, tai monetų 10 dar gali būti, kad ir, su jumis atsiskaito pilna įmonė, dėl to situacija finansiškai puikiai. Arba tiesiog atostoginiai, jeigu tiesiog išeinate pasiilsėti, nes esate jau pervargę. Galite pirmą savaitę tikrai gal turėti kokį pasiplaukiojimą valtelę, jums gali įsipildyti kortą ir pagal iliustraciją. Tai jeigu jūs išeinate iš darbo, tai pavyzdžiui, galbūt jūs stojate į darbo biržą ir jums pasiūlo, galbūt jūs norėtumėt pasikeisti ten savo profesiją ar pasistiprinti kvalifikaciją ir kažkokius tai kursus naujus praeiti ir dėl to pas jūs yra monetų valetas. Ir raktinis žodis pirmajai savaitei yra karys. Tada mes čia matome dar fokusas į kažkokią sritį, kilimas, veiksmas. Tai galbūt čia su šita korta susiję tas jūsų kario būsenos pajungimas. Jeigu jūs išeisit iš darbo, galbūt jums reikės taip griežčiau pasakyti, kad išmokėkite, prašau, man tą ir iki tos dienos, ir nepamirškite dar ir tą, ir priedus, ir dar kažką. Arba tiesiog pajungsite kario tą būseną, pradedami naujas veiklas, taip, kad tas susidegimas toksai, kad aš turiu tai padaryti, aš padarysiu, aš susifokusuosiu, man reikia kelti savo žinias, savo kvalifikaciją ir aš su užsidegimu keliauju į priekį. Bet šiaip netgi iš 2 skirtingų kaladžių iškrito monetų 10, tai čia yra jūsų pagrindas tos pirmos savaitės. Labai norėjo, reiškias, kortos pabrėžti, kad, jūs džiaugsitės labai arba jūsų finansinė padėtis bus labai gera. Čia, žinot, netgi gali būti kažkokie didžiuliai pirkiniai, tokie kaip šeimos būstas naujas šeimos automobilis, viskas, kas susijęs su šeima ir finansais. Tai galbūt jūs nuspręsite dar papildomą būstą nusipirkti. Tai pirma savaitė pas jūs labai labai pozityvi ir man toks jausmas, kad greičiausiai jūs atostogausite. Ir gal net keliausite į kitą šalį, būtent dėl tų kardų 6. Gerai, toliau pasižiūrėkime jūsų antrąją savaitę. Antroji savaitė greičiausiai grįšite namo po atostogų ir vis dar jūsų nuotaika bus puikia. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, tai yra lazdų karalienė, tai esate jūs, jeigu jūs esate moteris, kadangi tai yra ugnies ženklo moteris, tai reiškia avinas, liūtas arba šaulys, tai greičiausia tai būsite jūs. Jeigu vyrukas žiūri, tai šalia jūsų bus tą savaitę tokia moteris, kuri atliks kažkokį tai svarbų vaidmenį. Pavyzdžiui, kadangi ugnis yra veiksmo korta, tai čia gali būti kažkokia tais instruktorė, ar vairavimo instruktorė, ar šokių instruktorė, ar sporto klube turit tokią savo asmeninę instruktorę, kuri jums pagelbės. Jeigu jūs esate moteris, tai čia būsite jūs, greičiausia pailsėjusi po tų atostogų, ar nusprendusi žengti tą naują žingsnį savo gyvenime. Ir būsite užsidegusi, pailsėjusi, motyvuota daryti kažką tais toliau, graži, patenkinta savo išvaizdą. Žodžiu, švytinti moteris. Kita korta, kuri jums iškrito,
lazdų ketvertas, vat būtent namų korta, grįžimas namo, dėl to ir sakau, kad galbūt grįžte namo, taip, o galbūt antrą savaitę, pavyzdžiui, dar turite atostogų, grįžote po kelionės ir dabar jūs nusprendžiate važiuoti į savo gimtąjį miestą, aplankyti jau savo tėvelių, taip, o galbūt va, tai yra čia ugnies ženklo yra jūsų mama, pas kurią jūs keliaujate namo, grįžtat namo, taip, į gimtinę tėvynę pasisvečiuoti. Taipogi tai šita korta rodo šeimos šventes, vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, susitikimas kažkoks su šeima ir apskritai pas jūs tiek pirmoji savaitė, tiek antroji savaitė greičiausiai daug laiko paskirta šeimai, būstui, namams. Galbūt jūs tą savaitę praleisite tiesiog savo namuose, susifokusuosite, galbūt kokią generalinę tvarką pasidaryti, galbūt kažką perorganizuoti, pasižiūrėti, gal turit kažkokių nereikalingų daiktų, o galbūt kažkokias naujas dekoracijas nupirkti būstui. Bet tokia labai su namais, į namus sufokusuota savaitė ir tada kita jūsų korta, didysis arkanas iškrito, imperatorienė. Tai imperatorienė vėlgi, ta moteriška energetika, kai moteris susifokusuoja į šeimą, į rūpinimąsi šeimą, į namus ir čia vėl va ta namų korta, tai va greičiausiai namais rūpinsitės, bet imperatorienė taip pat jūs jausitės labai graži, moteriška. Tiek vat čia tas pasijungia jūsų pozityvumas, užsidegimas, šarmas, tiek čia pasijungia jūsų grožis, pažeidžiamumas moteriškas. Na toks jausmas, jeigu po atostogų grįšite, tai antrą savaitę jūs dar gyvensite tose atostogų prisiminimuose ir nuotaikos dar jums nelabai kas sugadins. Bet paskutinioji jūsų korta ketvirtai savaitai yra kardų dvejetas. Kardų dvejetas yra tokia korta, kai jūs nežinote, ką pasirinkti iš dviejų galimų variantų, jūs nenorite priimti sprendimo, bijote žengti tą žingsnį, kažkokie apsvarstymai. Ir vat, šalia to norėčiau dar pakomentuoti šitą jūsų orakulo kortą. Iškrito jums antrąjį savaitę raktinis žodis apsauga, kažkokios tai ribos, aura, sustiprėjimas, kardai iš šonų ir kaip vijokliais apsivijusios aplink save, lyg saugotųsi nuo kažko tais. Ir būtent vat ir siejasi su ta jūsų orakulo korta apsauga, taip, kažkokios tai ribos, tai galbūt jūs norėsite nuo kažko dar atsiriboti. Vat būtent gal jums kolegė rašys dėl darbo kažką, tai žinot, o jūs dar norite pabūti savo toj atostogų režime ir jūs norite nuo to visko dar atsiriboti, dar nelipti į tą balą, taip. O galbūt, kad vat kažkokia tiesiog situacija gali būti tą savaitę, kad jūs norėsite atsiriboti, galbūt, vat pavyzdžiui, jūs ir pasirenkat tokį buvimą namuose ir dėl to vat, būtent tas ribų brėžimas, atsiribojimas kol kas nuo visuomenės, nuo problemų. Taip, atsiribojimas nuo išorinio pasaulio, norėjimas dar pabūti savyje arba tiesiog turite kažkokių tais šone reikalų, kuriuos dar nežinote kaip išspręsti, nežinote ar pasilikti gal pavyzdžiui darbe, ar išeiti, ar pirkti kažką, ar nepirkti, ar pasirinkti tą žmogų, ar tą žmogų. Yra gal kažkokios tai dvejonės, kurios greičiausiai jūs pasieks antrąją savaitę, bet tai ne didysis arkanas, kad tai būtų kažkas tai taip, čia tokie labiau mintis, kurios ateina ir išeina, nėra, kad jūs pastoviai apie tai nuo ryto iki vakaro galvotumėt, šiaip tais visą savaitę bus pas jūs tokia pasitikinčios savimi moters, būsto, o jeigu esate vyrukas, tai jumis greičiausiai visą savaitę rūpinsis moteris, nes galbūt vatinai išeina atostogų ir gali jumis labiau pasirūpinti. Tai vat, ir čia gali būti dar kažkoksai tai vyrukam, pavyzdžiui, instruktorius, instruktorė, tiksliau instruktorė moteris, taip.
pas kurią reikės pagalbos pasikreipti kažkokios. Taip, tai antrąją savaitę jūs dar plius minus ramus būsite, dar tokioj fazėj po atostogų, kur dar stresas jūs taip stipriai nekabina. Ir toliau mes pereinam prie jūsų trečiosios savaitės. Ir jau čia mūsų nuotaikos visiškai keičiasi. Pirmoji korta, kur jums iškrito taurių penketas. Liūdėsite, kažkoks liūdėsiukas bus, galbūt jau grįšite į darbus. Ir jau pirmieji tie vėl stresai jūs užplūs, kad reikia daryti tą ir tą. Galbūt šiaip dėl kažko liūdėsite, šiaip natūraliai galbūt tokia būsena bus, bet norėčiau čia labiau pasėti tą būseną su kitomis kortomis, kodėl pas jūs tokia būsena galėjo atsirasti. Antroji korta jums iškrito kardų karalius. Tai jeigu esate moteris, šalia jūsų tą savaitę bus toksai vyras, visų profesijų, kurios susijusios su metalu, taip? Pavyzdžiui, jūs kreipsitės pas gydytoją. Ir prieš ėjimą pas gydytoją, pas jūs bus tokia baimė, nerimas, ką tas gydytojas man gali pasakyti, kažkokių tyrimų, pavyzdžiui, atlikimas, viskas, kas susijęs su metalu. O galbūt tai jūsų vyras, jeigu jisai yra oro ženklo svarstyklės, dvyniai arba vandenis, arba kažkokios profesijos atstovas. Jeigu jūs esate vyrukas, tai šalia jūsų bus toksai irgi vyrukas oro stichijos, arba vėlgi ar daktaras kažkoksai, tai tokia su metalu susijusi profesija, nebūtinai ten gali būti ir koks nors inžinierius, ar dar kažką jums ten pataisyti reikės namuose, irgi gali pas jūs ateiti toksai meistras, taip. Bet kita korta, ir apibūdinimas šito karaliaus, tai būtų žmogus, kuris yra labai racionalus, jisai nelabai susifokusavęs į emocijas, jisai kartais gali taip, žinot, kaip leptelt kažką nemalonaus. Ir jam atrodys, kad jisai teisybę pasakė, o jums bus kažkoks toks liūdėsėlis ilgam laikui gali pasilikti. Tai galbūt kažkoks vyrukas kažką tokio nemalonaus jums leptels, drėptels. Tai gali būti ir žmogus, kuris moko. Pavyzdžiui, kažkoksai tai jūsų mokytojas, kuris jūs mokys. Bet taipogi, jeigu pridėtume mes trečią kortą, kur jums iškrito velnio, tai gali būti, kad šitas žmogus yra jūsų darbdavys, vadovas, bosas ir jisai jums tiesiog sukels tą stresą, nes velnias yra valdžios korta taipogi. Tai tas žmogus gali būti jūsų darbdavys, taip, vadovas ir galbūt tiesiog užkraus jūs darbais ir jums dingsta, žinot, atostogų buvusi būsena. Arba vis dėlto šios abi kortos taipogi gali indikuoti visas medicininės patikras, daktarus, kadangi velnias taipogi yra ir visos valstybinės institucijos, tai pavyzdžiui, valstybinė poliklinika, klinikos ir su metalais susijusios visos apžiūros, gydytojai taipogi gali jums indikuoti sveikatos dalykus, bet taipogi velnio korta yra susijusi, pavyzdžiui, galbūt kažkas esate meilės trikampyje kažkokiam, galbūt jūs sužinosite, kad jūs esate meilės trikampyje, ir dėl to jums liūdėsėlis ateis. Galbūt tai yra visos kitos valstybinės institucijos. Jūs galbūt gausite kažkokią žinią iš mokesčių inspekcijos, taip sunerimsite, o galbūt reikės keliauti ten į policiją, į teismą, visos valstybinės institucijos. Ir taipogi čia tokia labai korta susifokusavusi į pinigus. Galbūt jūs tą savaitę būsite susifokusavę labai į finansinę situaciją, bet, man čia labiau pagal tą bendrą vaizdą tai dedasi, kad arba bosas sukels jums tą liūdną nuotaiką, arba nerimausite dėl sveikatos ir rezultatų, savo sveikatos rezultatų. Taipogi čia dar ši korta susijusi, velnio korta susijusi su priklausomybėmis visomis, kurias mes turime.
Tai irgi būkite atsargus, neperdozuokite alkoholio, taip, viską darykite su saiku. Ir paskutinioji jūsų korta 3 savaitei yra bokštas. Kažkas netikėta žinia, tai nebūtinai bloga žinia, gera žinia, tai kažkas netikėto. Gali būti visiškai menkniekis, bet tiesiog jums netikėta. Žinot, pavyzdžiui, netikėtai vyras iš darbo anksčiau grįžta, o kas nutiko, darbe ten įsipjovau, tai mane paleido, žodžiu, nes kraujai tyška, taip. Gali būti, kad netikėtai sužinosite, kad, pavyzdžiui, jūsų šitas grupės vadovas, kuris buvo gal jums nelabai malonus, palieka darbą. Ir jums irgi netikėta žinia. Taip, vat kažkas kaip iš giedro dangaus. Arba tai bus ta žinia susijusi būtent su šiais žmonėmis jūsų gyvenime, vat, ką jūs sužinosite ir galbūt dėl to jūs liūdėsite, taip, arba tai bus tiesiog, kad pradžioj savaitės liūdėsite, o po to įsisuks reikalai kažkokie, arba, pavyzdžiui, rezultatai ateis iš gydytojo ir jie bus jums netikėti, taip, vat, po tų visų kraujo tyrimų ar dar kažkokių tyrimų, kuriuos jūs pasidarysite, galbūt jūs tikėjotės, kad tam bus labai blogi rezultatai, o taip jums paskambina ir sako, ne, viskas labai gerai. Ir vat, kalbant apie tą sveikatą jūsų, iškart jums iškrito orakulas, gijimo orakulas. Tai greičiausiai daugelis iš jūsų avinai aplankysite kažkokias tai sveikatos gydymo įstaigas 3 savaitę arba atliksite tyrimus kažkokius tai ir lauksite rezultatų. Tai arba pergyvensite jau 3 savaitę dėl savo sveikatos, arba dėl kažkokių tais nesutarimų su savo vadovybė ar kažkokiom valstybinėm įstaigom. Toliau 4 savaitė. Pas jūs vis dar išlieka tokia liūdnoka būsena lyginant su pirmom 2 savaitėm. Ir jums vėlgi iškrito kardų 6, vat būtent ta pati valtelės korta, kurią mes matėme čia. Kas pas jūs pasikartojo, vat būtent 2 kartus monetų 10 ir vat 2 skirtingas savaitės kardų 6 pas jūs iškrito, lygtais kitos kortos nepasikartoja. Tai vėlgi jūs bandote psichologiškai savo galvoje palikti kažkokią situaciją, atsirišti nuo jos, išsilaisvinti nuo jos ir judėti į priekį, į naujus vandenis. Ir vat matote, inkaras leidžiasi į naują salos lopinėlį, neištirtą, taip, kur nėra jokių nuoskaudų. Tai arba jūs psichologiškai nuspręsite paleisti kažkokią situaciją, galbūt vėl, žinot, čia, pavyzdžiui, prieš atostogas kažką bosas leptelėjo ir jūs išėjote į atostogas tos būsenos, o čia dabar grįžote po atostogų ir vėl kažkas kažką leptelėjo ir vėl jums ta pati būsena, o galbūt vis dar toks laukimas, nerimas dėl tų sveikatos tyrimų rezultatų kažkokių tais taip, arba, na, tiesiog, kad vėl tas didžiulis krūvis ir jums kaip ir reikėtų tokio poilsio grįžimo į save. Tai 4 savaitė pas jūs prasideda su kardų 6. Bet ta būsena pas jūs greičiausiai, na, gal padės išgelbėti va šitas taurių karalius. Tai jeigu esate moteris, šalia jūsų bus vyras vandens ženklo 4 savaitę, kuris jums gali su tuo padėti, tai yra vėžys, žuvis arba skorpionas. Kodėl sakau, kad padėti, nes būtent taurių karalius yra žmogus, kuris labai jaus jūsų emocijas, visada bandys išklausyti ir bandys įeiti į jūsų situaciją, suprasti ir paguosti. Tai gali būti, kad būtent kai būsite tokios būsenos, jūs pasikreipsite į tokį žmogų, kuris jums galės padėti. Ir tai gali būti, kad būtent tokių profesijų atstovai, ne? Pavyzdžiui, psichologas, psichiatras, kažkoksai tai dvasinis mokytojas, kunigas, kuris jūs išklausys ir padės, arba tai gali būti ir labai užjaučiantis kitas gydytojas, lyginant su tuo tokiu labiau ciniškų gydytojų, šitas bus labiau užjaučiantis.
arba tiesiog jūsų vyras, vaikas, bet būtent vyriškos lyties atstovas. Tuomet, jeigu jūs esate vyras, tai jūs šalia savęs turėsite tokį vyrą irgi vandens ženklo, ar jūsų draugas, ar jūsų brolis, ar jūsų tėtis, ar vėlgi kažkokios tokios profesijos atstovas, kuris jums, sakykime, padės, galbūt duos užmes kažkokią idėją, kur jums toliau keliauti, ką jums daryti, ar kaip jums išgyventi tą situaciją. Ir toliau pas jūs vėlgi atsiskyrėlio korta. Bet įdomu, kaip pirmos 2 savaitės tokios judėjimas, savęs parodimas kitiems, laikas su šeima. O po to čia pas jūs prasideda tokios atsiskyrėlio kortos, ribų brėžimai visokie. Taip, atsiskyrėlio korta yra, kad jūs norėsite greičiausiai pabūti vieni, nes jūs galbūt nuvargote nuo žmonių, per daug jums sugerti jų visų emocijas, arba jūs nuspręsite, pavyzdžiui, vieni kažkur nukeliauti į kokias trumpas keliones, arba tiesiog skirti laiko savo paskutinėje savaitę, pasikrauti iš naują energiją. Bet taipogi atsiskyrėlis yra gilinimosi į detalės kortą, o gilinimasis į detalės tai gali būti vėl tie patys tyrimai kažkokie, tais, kad jūs nueisite atlikti analizę, galbūt dar detalesnę, taip, nes gal kažkas buvo neaišku po tos 3 savaitės. Gali būti apskaitininkas, buhalteris, į kurį pasikreipsite, nes jiem irgi reikia analizuoti detalės. Visos profesijos, kurios susijusios su detalių analizavimu. Arba, pavyzdžiui, nukeliausite į kažkokią tai miestelį, kurortą, kur nebus Wi-Fi'aus arba 4G ryšio ir jūs būsite tokie, žinot, kaip atskirti nuo socialinių tinklų ir va čia bus jūsų tas atsiskyrėlio būsena. Bet, ką noriu labai pabrėžti, tai pavyzdžiui, galbūt pas jūs liūdna nuotaika bus, taip, jūs nežinot, kaip išspręsti savo problemas, jūs pasikonsultuojat su šitu taurių karaliumi ir jūs vėl grįžtate atsiskirti kažkur tais vienumoje ir apmastyti, pavyzdžiui, tai, ką tas žmogus jums pasakė, tą patarimą davė. Bet galiausiai rezultate paskutinioji jūsų taro korta šią mėnesį iškrito taurių 10. Mėnesį pradėjom su monetų 10, mėnesį baigiam su taurių 10. Taurių 10 yra laimė, džiaugsmas, tik tai teigiamos emocijos iki viršaus, taip, iki taurės viršaus. Didžiulis džiaugsmas, taurės, kadangi yra susijusios su emocijom, jausmais, ir tai yra 10, tai yra pačio aukščiausio lygio džiaugsmas, galbūt harmonija šeimos santykiuose, džiugios naujienos, situacija pasisuka taip, kaip jums reikia, atrodo, dingo tas jūsų nerimas. Na, mėnesį tikrai pabaigsite džiaugsmingą gaidą, kaip ir pradėsite. Tai reiškia, visą tai, kas čia pas jūs buvo, jūs išsispręsite ar išsispręs ir galbūt jūs tiesiog per daug nerimavote, negu reikėjo. Ir paskutinis jūsų 4 savaitės orakulas, apkerėtasis, apžavėtasis, džiaugsmingas, užsisvajojęs kaip vaikas. Na, greičiausiai ta žinia ar kažkas tai, ar kažkokia situacija jūs vėl privers jaustis kaip grįžusi vaikystę, jaučiant tą pilną pasitenkinimą gyvenimu, buvimu čia ir dabar. Kažkas tikrai malonaus nutiks 4 savaitėje, kas leis jums pamiršti visus tuos nerimus ir apmąstymus, kuriuos galbūt turėjote. Ir dar aš ištraukiau jums patarimą mėnesiui. Ir patarimas mėnesiui labai dera su jūsų visom šitom kortom ir visa šita susidėliojusi istorija. Tai yra grįžk namo pas save. Tai jums svarbu šį mėnesį skirti laiko savo, pabuvimui su savimi ir daryti tai, ką jūs mėgstate. Taip? Tai jeigu pirmose savaitėse greičiausiai jūs turėsite to laiko dėl atostogų kažkokiu ar laisvesnis darbo grafikas,
tai jūs tikrai tą padarysite, bet problema atsiranda 3 ir 4 savaitę, kai jūs jau pradeda imti toks gan stiprus nerimas. Tai tuo metu ypatingai nepamirškite sugrįžti į save, taip jūs esate svarbiausias, jūs turite pirmą mylėti save, o po to tik tai kitus. Tai nepamirškite savęs, nepamirškite savo sveikatos, jums reikia sumažinti tą streso lygį, taip 3-4 savaitę. Kai grįžtate namo, skirkite nors pusvalandį savo ir savo mėgiamoms veikloms, kad palengvinti tą visą kažkokį tai nerimo ar laukimo laiką. Bet mėnesis tiek prasidėjo pas jūs puikiai su 10, tiek ir baigsis puikiai su 10. Tai linkiu didžiausios sėkmės, pasiilsėkit, atgaukit jėgas ir nepamirškit net ir dirbant skirti savo laiko. Tai linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.